Tai sveiki visi. Entąjį kartą susitinkam vėl nepatogiuose pokalbiuose. Ir iš tikrųjų šiandieną norime labai paliesti aktualią ir svarbę temą, kuri iš tikrųjų, jeigu žiūrėsite nuo pirmo epizodo, turbūt ir rutuliojasi viena po kitos ir taip, nors ir netikėtai susidėjom aktualias temas, kurios šiai dienai labai yra tokios opios, kurias norim išryškinti, bet šita tema irgi atsikartoja nuo praeitų pokalbių. Tai yra motyvaciniai renginiai ir trumpalaikis hypas po tų motyvacinių renginių ir kodėl tas hypas neišlieka ir mes nedarom tam tikrų veiksmų, sprendimų ir nesiekiam tikslų, nors tada buvo labai fainai ir kiekvieną kartą vis norim nueiti į naują renginį, naują kažkokį mokymą, į dar kažkokius naujus dalykus, bet kažkaip tai nusėda mūsų stalčiukuose ir nebeišsitraukia. Tai čia gerai dar, jeigu nusėda. Kartais net į stalčiuką nepatenka, žinai. Įeina ir pereina. Šiaip labai gera tema. Gera todėl, kad aš asmeniškai esu tikrai ne vieną kartą tai patyrus. Ir aš manau, kad nūdienoje retas, kuris nėra patyręs motyvacinio renginio kažkokio hypo, ar apskritai kažkokio tai mokymų hypo, po mokymų to tokio. Tai aš labai puikiai atsimenu gal tą vieną pirmųjų renginių, kuriame aš buvau, tai neatsimenu tikrai kuriais metais, bet tikrai tai bus kokį 11-12 metų atgal, jeigu ne dar daugiau. Tai į Lietuvą buvo atvykęs Nik Vujčičič. Tai vat, mes su vyru buvom tame renginyje, buvo be proto didelis renginys. Labai puikiai atsimenu Arno Markevičiaus išstojimą, nes jisai buvo su begaliniu hypu, jisai buvo nesenai grįžęs iš Tony Robinsono mokymų, tai parsivežęs tą tokią strategiją Tony Robinsono. Ir va tas hypas, nemeluosiu, jisai tikrai užmotyvuoja kažko tai siekti, daryti, eiti. Tuo metu iš tiesų mūsų šeimyna dar ir nebuvo patyrusi nei autoįvykio, nei nieko ir tikrai toksai, va dabar tai padarysim, o dar, žinai, kartu su vyru nueini. Tai toks, žinai, double, jau čia bus, tai bus, kad jau čia kalnus nuversim. Tai nei mes ten vertėm tuos kalnus, nei ką. Man yra tekę prieš gal šiek tiek netgi daugiau nei 10 metų, kažkas tai tokio, pasavanoriauti ir padėti irgi organizuojant tam tikrus renginius, būtent tokio pobūdžio. Ir tuo metu tai tikrai buvo nauja. Dabar turbūt esat pastebėję, kad jų tiek daug nebėra, yra formatas labai pasikeitęs, tai daugiau yra konferencijos, skirtingi lektoriai, skirtingi pranešimai. Tuo metu tai būdavo tikrai vieno ar ten 2 žmonių renginys viso vakaro, su ten tokia max programa, su netgi kažkokiom tai praktikom. Labai buvo populiaru, labai ant bangos, dėl to, kad buvo labai neįprasta. Pavyzdžiui, per renginį atsistoti, žinai, ten pajudėti, pašokinėti, kažkam į akis pažiūrėti, rankom paspausti, kai pati auditorija yra įtraukta. Tai buvo tikrai neįprasta. Ir man irgi yra tekę patirti tą tokį užsimotyvavimą, kuris, kaip taisyklė, net imant, žinai, laikotarpį, 3 dieną baigėsi. Ir pradedi galvoti, ta prasme, kas su tavim negerai, nes tu įsivaizduoji kažkaip, kad tie, kurie buvo didžioji dalis, tai jie toliau ant tos energijos važiuoja, eina ir daro. Aš tai ieškodavau, o kodėl pas mane tiek neužtenka to resurso. Ir po to, kai mano gyvenime tam tikrų įvykių įvyko ir atsirado coachingas ir kitos disciplinos, ir kai pradėjau gilintis, supratau, kad apskritai tokio tipo renginiai mum lietuviam yra įdomus, bet nėra veiksmingi. Mūsų tiesiog kultūra yra kitokia. Kaip mes priiminėjam sprendimus yra kitaip. Ir labiausiai ryškiai aš tą pajaučiau būtent besimokydama coachingo. Nes mes kalbėjom, kur yra jo šaknis, ten Amerikoje, ir būtent tas motyvacinis, tikslų tas coachingas per spaudimą, motivaciją. Buvo kelios studentės, viena iš Meksikos, atsimenu, kita irgi iš USA. Ir irgi pasako, kad ten yra visai kitaip, nes jom buvo nuostaba, kai mes pasidalinom
savo mokyklai, kad kaučerio užduotis nėra būti tuo mentoriumi ir aiškinti ir pasakoti, ką daryti. Sako, bet ten yra visiškai kitaip. Ir mums patinka ir įdomu tai, kas yra, žinai, kitaip, bet galutiniam tam taške kažkaip vis tiek nėra turbūt iki galo gal priimtina. Tai, žinai, šou geras, labai įdomu, labai faina, bet ta energija, jinai kažkur tai nusėda ir dingsta. Ir šiandien paanalizuosim, tai kur jinai dingsta ir kodėl jinai dingsta. Jo, aš iš tiesų, kadangi paminėjau, ne, kad dar nebuvo įvykis mūsų šeimoje, tai kai atsitiko tas įvykis, aš labai daug pradėjau analizuoti ir gilintis būtent į smegenų veiklą. Nebereikalo. Tikrai nebereikalo. Ir žmogaus smegenys iš tiesų taip veikia, kad joms nuolatos šiaip yra reikalingas dopaminas. Aš nesileisiu ten tikrai tuos visus pavadinimus ir į visokius mokslinius tyrimus ir panašiai, bet taip yra, kad mes nuolatos šiaip tam tikrus veiksmus darome dėl to, kad mes susijęjame tai su priežasties pasekmės dėsniu, kad jeigu aš, ką tik tu pajutai troškulį, tu paėmei stiklinę, atsigėrei vandens, tavo poreikis patenkintas, dopaminas išsiskyrė kažkiek ten minimaliai, nes tu poreikį patenkinai. Tai taip veikia mūsų smegenys. Ir motyvaciniai renginiai, šiaip iš esmės jie veiksmingi, jeigu per 24 valandas mes imamės bent vieno minimalaus veiksmo. To, kuris deda tarsi žingsnį, kaip plyta po plytos statome sieną. Jeigu per 24 valandas nesimam, tada dar yra galimybė per 48. Bet jau jinai menkesnė tokia, žinai. Ir iš esmės per 36 valandas yra moksliškai patvirtinta, kad tai išgaruoja kaip rūkas ryte. Šitas bandoma, atsiprašau, Kristina, šitas bandoma spręsti, žinok, buvo kai kuriuose renginiuose ir man teko sudalyvauti vienam, kur priverstinai buvo didžiulė auditorija, irgi suskirstyta nedideliam grupėm iš tų, kurie yra šalia, apsikeičiant kontaktais, susikuriant grupinį chatą ir kad ten jau būtum ir tu, ir tavo kažkoks tam pažadas ar įsipareigojimas. Bet lygiai taip pat išgaravo. Tai žodžiu, vienas veiksmas yra, kitą dieną renginys 2 dienų. Tai dar yra, nes tu dar dalyvauji ir dar to žmonės sutinkia, neužsimezga kontaktas. Bet po to baigėsi ir aš taip irgi pradėjau ieškoti, žinai, kodėl. Ir man pasirodė tokie keli dalykai. Pirma, netgi toje grupėje, tam, kad kažkokioje grupėje vyktų procesas, turi būti tas, kuris prisima atsakomybę vesti. Tai kol lyderis tam tikras, kuris duoda informaciją, duoda tau energijos, duoda to impulso veikti, yra, tu į tai reaguoji, atliepi, tave tai skatina veikti, nes tu lyg ir jau pradedi, žinai, daryti dėl jo, nes jis žino, jis pasakė, lyg tai jam, žinai, atsiskaityti reikės. Ir kai čia tos lyderystės niekas neprisima, nes kiekvienas turi savo asmeninį tikslą, kurį nori siekti, o ne dar tenai grupiai, žinai, vadovauti. Ir ta grupelė, aš dar galėčiau turbūt ir atrasti, bet jinai viskas dingsta, miršta, išgaruoja. Ir iš tikrųjų, čia tai, kad tu sakei, tas dopamino šuolis, kai užkyla ir tada krenta, ir pas mus jau mes jau nelabai ką darom. Tai motyvacija, atsiranda motyvacija, viskas okei, su ja, bet o kas yra finišas? Nes pradžia tai yra motyvacija. O kaip to paskui pasiekti? Tai šitoj vietoje atsiranda tada disciplina. Vienas dalykas atskaitomybė, nes tu turi tikslą, bet tu turi turėti tikslą, nes jeigu tu eini tik dėl to, kad hypas, jisai ir dings. Bet jeigu tu iš tikrųjų turi tikslą ir tu turėdamas atskaitomybę, ar tai coacherį, ar kažką, ar ne, mentorių kažkokį, dar kažkokį žmogų, tą pačią grupę, tie žmonės, jeigu turi vieną tenai, į ką turi ne tai, kad lygiuotis ar ne, bet, kaip sakau, atsiskaityti. Taip. Ir tada kitas žingsnis yra disciplina, kad tu turi susidėlioti ne tik tą pirmą žingsnį, bet suprasdamas, kad ta motyvacija nukrenta, tu turi turėti discipliną, kada laikantis ir turint atskaitomybę, tu žingsniuoji toliau. O žinai, kaip man atsitiko, aš, pavyzdžiui, į tuos pirmus savo renginius ir ypatingai vieną labai gerai atsimenu, kai nuėjau, aš tikslą savo turėjau. Aš turėjau tikslą
truko renginys keletą dienų, visi ten, šoka, ploja, ten tada kvepuoja, ten kas tik nori vyksta. Ir atrodo, tas tavo tikslas irgi, mano tikslas šiuo atveju, taip sustiprėjo, kad aš jau atrodo turiu pakankamai jėgų, resurso, žinai, siekti, daryti. Atsirado ten ta grupelė, tai porai dienų, okei, bet po to, kai tas energijos lygis pradėjo mažėti, aš grįžau realiai į tą patį tašką, nuo kurio pradėjau ir į tą renginį patekau. Šiaip aš ten bilietą gavau dovanų, tai nebuvo mano pačios, žinai, didžiulis noras tenai eiti, kad aš ten lauksiu, kol įvyks. Pasitaikė proga, nuėjau, bet supratau vieną dalyką, kad per tas kelias dienas, va tam šuoliui, žinai, vykstant, aš labai prisigaudžiau ne savo motivacijos, išorinės motivacijos kitų žmonių ir labai daug prisiklausiau tokių, žinai, taisyklių, atrodo, kaip to savo tikslo reikia siekti, bet tas receptas yra 1000 žmonių auditorijai, supranti? Ir tuo metu tu tiki, kad, jeigu tu darysi būtent tą, tai tau tada irgi bus ten taip. Tavo tikslo, aišku, nieks neklausia, bet dalinasi kažkokiu tai procesu ir žingsniais, ką tau reikia daryti, kad jį pasiekti. Bet kai grįžti į savo tą realybę, vis tiek tu žmogus turi savo atsakyti, o dėl ko tau tas tikslas svarbus, o kokia yra tau jo prasmė, o ką tu dabar darei ir priėjai prie šito taško, kad, nepavyko pasiekti, o koks yra apskritai tavo kaip žmogaus veikimo būdas šitam gyvenime, nes mes veikiam skirtingai ir man atrodo, čia yra atsakymas, kodėl pas mus kažkaip tai apmirė motyvacinių renginių era. Daugiau sakau, dabar yra konferencijų pranešimų tipo, bet niekas per daug taip nebehypina. Kodėl? Todėl, kad matom, kad žmogus vis tiek yra individualus, dabar kaip tik labai to individualumo daug ir kiekvienas nori to asmeninio prieimo. Ir rezume, aš likau su tuo pačiu visiškai savo tikslu, visiškai be plano ir be atsakymo, kurį jausčiau, kad kuris yra man pritaikytas mano situacijai, mano gyvenimiškom aplinkybėm kažkokiom, tai mano elgesio kažkokiom irgi strategijom, kurios galbūt man pačiai neveiksmingos, bet aš nepastebiu. Ir aš pajudėjau link savo tikslo tik tai tada, kai kreipiausi asmeniškai į savo tinkamą specialistą. Tai žodžiu, jeigu tu užsinorini ir kažkaip tęsi tą darbą toliau, tai okei, bet ar būtina tikrai ten eiti, kad tiek užsinorint, kai tu tiesiog gali prasidirbti asmeniškai ir nebūtina ten eiti, žinai, ir daryti to šou. Nes vis tik visi tie modeliai, jie taigi net ne mums sukurti. Vat pradėjai Neringa. Jie yra paimti ten, kur kažkur tai veikia ir bandom adaptuoti, pakartoti čia. Tiksliau net neadaptuoti, pakartoti čia, nes tai turėtų būti adaptuota mum. Jo, ir tai iš tiesų yra labai matosi, todėl kad aš, kaip nekartą kartojusi, mėgstu sudalyvauti tam tikrose renginiuose, net ypatingai dabar, kai jau daug kas vyksta šiaip ir online, tai to smalsumo vedina, aš labai dažnai užsiregistruoju ir to pačio Tony Robinsono tam tikrose maratonuose, kurie vyksta ten ir 5 ir 7 dienas, ir netgi nemokamai jie vyksta. Ten būna ir mentorių visokių, daug kitų. Ir iš tiesų, ką mes matome, kad tai yra labai stipriai skirta USA rinkai. Dar gal pritaikoma netgi, sakyčiau, tankios Australijos, nes labai panaši rinka jų yra. Bet esu mačius tam tikrų atvejų, kai žmonės sudalyvauja, tarkim, tam tikrų garsių mentorių, lektorių mokymuose, kur netgi ir susimoka už dalyvavimą jų renginiuose, mokymuose, kas susiję ir su marketingu, ir su soctinklais, ir su pardavimais, ir panašiai. Ir jie akivaizdžiai bando tai nepritaikyti, bet tiesiog pernešti, atnešti čia. Į Lietuvos rinką. Ir neveikia. Jie užsihaipina tuo, nes tu haipą pagauni. Nori, nenori, aš esu po vieno renginio prisirašius tokio storumo sąsiuvinį ir man ten atrodė ta kiekviena idėja, žinai, tokia, aukso vertės, ir tą padarysiu, ir tą, taigi čia mano tas, čia, na, žinai, ir tam tą pasakysiu, ir dabar čia ir kas iš to? Ir tu suvoki, žinai, labai paprastas pavyzdys, kurį aš pateiksiu, kaip, tarkim, tau pasako, išsigrynink savo ten bullet point, kur tavo niša,
Taip, kaip mes kalbam apie angliakalbę rinką ir mes kalbam apie USA, kiek žmonių ten gyvena, tu gali tapti vienos srities pro ir kalbėti apie vieną dalyką kaip PVZ. Aš tave išmokinsiu ir padėsiu tau, kaip atrasti savo savirealizacijos kryptį ten, tarkim, ir padėsiu tik tai mamoms. Padėsiu tik tai tam ir tam. Taip, tu gali tą daryti, nes ten yra labai didelė ir plati rinka. Ar mes galim tą pritaikyti Lietuvoj? Galim. Ar tai veiks? Veiks, bet sunkiai. Bet man atrodo, Bet tokių pardavimų nebus, jeigu mes kalbam apie pardavimų maštabą. Mūsų rinka visai. Taip. Ne, Ir ne va čia- tokio lygio, ne tokio Taip. pločio. Ir va čia, žinai, tu ateini su tuo užsihaipinimu, nes tave užhaipino ir kaip ten veikia ir visa kita. Ir netgi tu turėdamas kritinį mąstymą, tu pagauni tą energiją. Taip, be abejo. Visiškai. Emocija. Nu, tai yra emocija ir jinai kuria labai Tau Tai yra parduoda. Taip. kolektyvinė emocija, kur tu nenori ir pats savy turi ir dar surenki kitų aplinkui ir tada Būtent. tau tas dopaminas, jisai taip šauna į viršų, Aš bet taip pat galiu. lygiai šauna žemyn, netgi ne tame pačiame lygyje, bet dar žemiau dugnais. Jo. Nes tada atsiranda kvestionavimas, o tai kas su manim negerai, vat kaip, tu Kaip man Milda ir buvo, sakei, ne, taip. kas su manim negerai. Tai turbūt pereinant prie to, kad su mumis viskas gerai. Man atrodo, tikrai, žinai, reikėtų irgi pasižiūrinėti ir daugiau dėmesio skirti tam individualiam pasityrinėjimui su kitų žmonių pagalba apie patį save. Nu, va, iš tikrųjų, tai kaip aš veikiu, kas man tinka, kas man netinka, dėl ko aš va ten stringu, žinai, nepasiekiu rezultato. Ir žinant šituos dalykus, va tada galima bandyti ten kažkur eiti, pasisemti dar kažkokių tai naujų žinių, kažkokių galbūt instrumentų, kažkas galbūt dar negirdėta, galų galia pasikartoti ir atsišviežinti, žinai. Ir jeigu įkvėpimo kažkokio tai trūksta ir ten savo mūzos esat nepagavę, nu tai tikrai gera aplinka, kur pasikrautų va tos energijos, bet, nu, sąmoningai, žinai, galų galia atrasti kažkokių naujų ryšių. Bet dažniausiai tik žmonės ne to ten eina. Čia yra labai nedidelė dalis. Dažniausiai eina tie, kurie jau yra kažkokio ten visiškai, žinai, desperacijoje ir ieško tų atsakymų ir po to dar labiau nusivelia, vat, ką tu sakai, kai krenta ta energija žemyn. Bet dar, žinok, yra mačiau dalis tokių žmonių, kurie vietoj to, kad kažką iš tikrųjų darytų, eina per tas renginius. Eina per tas renginius. Čia yra, nu, va, Priklausomybė. kaip narkotikas. Jo. Todėl, kad tau patinka ta būsena, kada dopaminas pakyla, tai automatiškai tu ir eini ir jisai, kai staigiai krenta, tau gali ateiti ir iki depresijos. Ir tada jisai vėl tu nori, kad kiltų ir čia yra va tas. Bet žinai, jeigu kalbėt jau apie mūsų rinką, nes mes dabar šnekam apie tuos, kur ten, žinai, tūkstančiai žmonių šoka, dainuoja ir taip toliau, ne? Bet netgi ką aš pastebiu, mes irgi seminarus vedam ir nedidelėm grupėm, nėra tūkstančių žmonių, bet ateina žmonės, tu kalbi, jie vat ką išsineša, ar ne? Kodėl aš visą laiką sakau, reflektuoti reikia kiekvienam su savim, ar ne? Ir pirmas klausimas mūsų smegenim ir turi būti, kokią aš emociją jaučiau. Ir tik paskui, ką aš išmokau, ką aš išsinešu, ko aš galbūt nesupratau, ką aš galėčiau patobulinti ir taip toliau. Todėl, kad mes va tą hypą turim truputėlį nusijimti, nes taip, žmonės ateina, jie išmoksta, kodėl mes tos pačius namų darbus nešamės. Nes jiem, wow, kaip buvo fainai. Vat ir dabar mergina, ar ne, šiandien, sako, ten buvo, sako, jūs prisimenu nuo sausio 3 dienos renginio, kur sako, jūs taip sklandžiai dėstėt mintis ir taip toliau. Jeigu aš jos paklausčiau, ką jinai darė, čia būtų kitas klausimas. Tai Kitas klausimas. Tai va tas susidėliojimas, kai tu gauni daug informacijos, kai tu gauni, kad o, čia fainai, čia dalinasi, jom, nu vat vėl, jom sekasi, jom viskas okei ir aš taip noriu, nu apie tai ir praeituose podcastuose kalbėjom, ar ne, tada reikia truputėlį persiorientuoti į save, pareflektuoti, o kas man iš to. Taip. Ką aš išmokau ir va turbūt nebereikalo ir pačioj coachingo sesijoje vienas iš paskutinių klausimų yra, o ką tu pradėsi daryti? Jau dabar, šiandien. Taip.
Ir tu žinok, aš galvoju, vat, lies šitą kampą ar nelies, bet kažkaip tu paminėjai, galvoju, blema, labai nieš ten liežuvio galą, kaip noriu pasakyti. Nes man atrodo, kad vat, šito hypo paieškos dabar pakeitusios yra forma mūsų krašte ir yra kitas trendas. Mes pradėjom nuo motyvacinių renginių, kurie yra irgi apie emociją, bet vis tiek yra bent jau su ta intencija, žinai, kažkokio tai pokyčio per ir ta pradžia buvo būtent mentalo pasikeitimą, įsitikinimų, kažkokių minčių, ar ne? Tai visa pradžiagi buvo nuo to, nu, kaip tu galvoji, ką tu jauti ir ką tu darai. Šita banga nuslūgo praėjo, mes turim kitą bangą. Ir man atrodo, kad kita banga, kuri sukuria dar didesnę priklausomybę tom emocijom, yra kito tipo renginiai. Dabargi dvasiniai renginiai yra, kaip renginiai. Motyvaciniai. Jau Kristina. Negaliu, aš visą laiką niekada nepamiršiu, kaip mes su Neringa irgi. Nu, tikrai, kai tu darai kažkokį dalyką, nesigauna viskas flow ir viskas fainai. Ir aš niekada nepamiršiu, kai Neringa sako, blemba, sako, kaip kartais užknisa tą galvą į sieną daužyt. Jau turbūt geriau, sako, mes surinktume 3 mergelės ant Kauno mergelių. Ne šitaip sakiau, ne šitaip. Aš pasakysiu tą frazę. Sakau, garantuoju, kad mes lengviau surinktumėm 10 moterų, kurios norėtų susimokėti 333 eurus, susirinktų ant 3 mergelių tilto ir mėtytų molinius uzbonus su baltais ilgais sijonais. Tikėdamos, kad tai joms atneš meilę, gausą, pinigus ir visą kitą. Ir aš garantuoju, bent vienai iš tų 10 pasisektų. Po šito epizodą pažiūrėsim, kiek mergelių unfollow padarys. Ne, aš manau, kad atsiras kažkas, kas šitą renginį padarys. Jeigu ką procentus laukiam pakvietimo. Mes kadangi antreprenerės ir idėjomis dalinamės, tai prašom tik tai mūsų partnerės pasikviesti. Tai aš žinok, matau priklausomybę labai didelę nuo tos atsakomybės už realybę nusiėmimo ir dabar ėjimo ieškoti to gilesnio atsakymo, gilesnio pajautimo. Kodėl kažkas ten mano gyvenime, mano versle, veikloje ar šeimoje, žinai, nesiseka. Ir tiek žmonės dabar jau nebeužtenka, man atrodo, čia po tų, žinai, motyvacinių renginių gal buvo net pradžia, to dopamino nebeužtenka. Žinai, reikia dabar ne tik iš išorinių kitų žmonių emocijų, bet dar ir kažkaip tai čia vidumi pavartot su visokiais kitokiais intoksikantais, priedais prie meditacijų ir ant tiek nueinama į kažkokius tai absurdiškus gylius, kur realiai tu matai, kad žmogus jau galvos į sieną nebedaužo, bet žinai, visa aplinka kažkokia kalta, nes jisai jau ten grynuolis, tyruolis, geri yra visi tik tie, kurie kartu su juo renkasi ir ten kvepuoja, medituoja ir kažką tai daro, susikuria tam tikrą bendruomenę, visi kiti tampa tokie, žinai, nuneigti. Tai man atrodo, kad dabar, žinai, vėl kaip pasiteisinimas tam, kad nedaryti pokyčio, tampa, vat čia dar ieškojimas atsakymų. Tai kaip anksčiau mes irgi eidavom dar pasisemt motyvacijos, nes trūksta, pasisemt žinių, nes trūksta, ten varai į areną, žinai, pašokinėt. Tai dabar jau nebeužtenka, dabar jau reikia, blemba, jau ne motyvacijos esmė, jau ne ten arenoje esmė, jau yra kažkur tiesa kitur, anapus. Jo. Ir dabar, žinai, jau vėl lendama ten. Mergelių tiltą. Tai va, vėl einam, žinai, ten ir man vis tiek tai yra, susiveda į tą vieną. Dar didesnį atitolimą nuo iš tikrųjų tikro savęs. Ir čia toks yra paradoksas, nes visa idėja kaip tik ir yra, kad ten būti autentiškam, atrasti savieto resurso, išpildyti tą savo potencialą, visa žinutė yra tokia. Bet kiek aš matau, kur masiniai va tokie va susibūrimai žmonės nuveda, jie taip nuo savęs atitolsta, kad wow. Į save. Nu tai va. Tiesiog vengia prisimti atsakomybę. Visiškai. Nes vat, ką tu paminėjai, kad visi kalti. Tai žinai, dar netgi ne žmonėse kaltų ieško.
Jėgose, nematomose. Jo, nematomose jėgose, kur aš bejėgis prieš jas ir taip toliau ir panašiai. Tikrai esam girdėję su Kristina tokių ir pasiteisinimų, žinai. Čia jau mūsų anekdotas. Jeigu kažkas kažkur, tai šiandien retrogradas, gal mėnulis ne toj pozicijoje, reikia pasižiūrėti, atsidaryti ten kažką, o gal dar ir kokią nors žinutę, kur nors pamatysim. Nes, tiesiog tu pradedi, nenorėdamas prisimti atsakomybės, tu pradedi ieškoti kažkokiuose ženkluose to, ką tu galėtum užsikabinti. Bet jūs pastebėjo tokį momentą, kad dažniausiai būtent tas ženklų ieškojimas yra kaip pasiteisinimas, kodėl nedaryti, bet kažkodėl, kad daryti ženklų tai neieško. Vienetai žmonių ieško, kad... Vienetai, kad tai yra ženklas daryti ir dabar geras laikas. O, gera diena daryti, pradėti ir... Darimui ženklų ieškoti nereikia, nes kai tu prisijėmė atsakomybę už savo gyvenimą, tai tu pradedi daryti ir nežiūrėdamas, ar yra retrogreidas, ar yra ten pilnatis ir visi aplinkui soriukas, bet, žinai, nes tada pasiteisinimų nereikia. O kodėl tai ateina, kodėl tas darimas ateina, ar ne? Nes mes einam ne per emociją, neieškom kažkokių emocinių dalykų, kad tas dopaminas pakiltų, bet mes suprantam, kad už tos emocijos, tam, kad mes galėtume pradėti daryti, mums reikia disciplinos ir sistemos. Tai aš labai šitą idėją irgi palaikau ir man atrodo, kad geresnė investicija į savo tą kažkokį norimą rezultatą ir pokytį būtų 5, 7 ar ten 10 sesijų paketas pas gerą terapeutą, strategą, coacherį ar kažką, individualiai pradirbant tavo situaciją, susidėliojant tavo žingsnių planą ir dar kažkurį tai laiką stebint, ką tu darai, ko tu nedarai, kaip tau sekas ir ką reikia koreguoti, negu mokėti šimtus, žinai, ir varyti, prisikrauti ne savo minčių į galvą, ne savo emocijų prisigaudyti ir rezultate vis tiek grįžti į tą patį tašką. Tai man atrodo, čia... Galiausiai lieki apvogtas. Jo, ir, žinai, šitoje vietoje, kaip aš mėgstu sakyti, pas mus, jums nepaslaptis, mano šeima yra sportas. Na, futbolas pas mus valdo. Ir mano sūnui tik tai 11. Bet jis šiai dienai, jis turi dievuką, į ką lygiuojasi, žinai, ir 11 metų vaikas, kuris antiek yra disciplinuotas, kuris kiekvieną dieną važiuoja į Vilnių sportuoti, tam, kad galėtų Vilniuje žaisti futbolą, nes kitur jam netinka dabar, ne? Tam, kad pas jį nėra pasiteisinimų, tam, kad, žinai, su tėčiu eiti po treniruotės į baseiną, nes ten raumenų atstatymas, po to eiti pas trenerį. Ir čia motyvacijos nėra, nes jis nenori, būna, kad jam skauda, būna, kad jam sunku, bet tas vidinio, kodėl aš tą darau, žinojimas, netgi ir tokiame amžiuje jau veda link disciplinos. Nes jeigu, kaip jisai labai paprastai man atnešė video, žinai, Reelsą tiesiog ir sako, žiūrėk, mama, Ronaldo, disciplina. Kaip jisai sako, no excuses, nes pas mane angliškai lengviau šneka negu lietuviškai, žmogus nebuvęs niekada užsienį, žinai, negyvenęs. Bet tame ir yra esmė, no excuses. Aš žinok, šitą vietą norėčiau dar pridėti savo vyro pasakymą, kadangi jisai amerikietis. Tai čia, žinai, mes jau liečiam irgi tą rinką. Aš esu jo paklausus, ką jisai galvoja apie tokio tipo renginius, ar yra pats buvęs ir ar eitų. Tai jisai iš karto man pasakė, sako, tai čia nesąmonė. Sakau, to prasme, nesąmonė. Nes aš esu, žinai, kaip tu sakai, ten online irgi dalyvaus, yra gerų minčių, tikrai galima pasisemti, jeigu tu jau tame esi. Bet man buvo įdomi jo nuomonė. Tai jam tai atrodo ir nesąmonė, kad ten eina silpni žmonės, kurie ieško gelbėtojo. Kas išgelbės, kažkaip ten, nežinau, palaimins, pašventins arba iš visos auditorijos paprašys, žinai, atsistoti ir ten padirbės su tavo klausimu. Tai tie, kurie nori gelbėto, sako, jeigu aš noriu ten pašokti, padainuoti, sako, aš geriau į gerą koncertą nueisiu, tai ten bet žinosiu, kad einu į pramogą, žinai. O čia žmonės net neįsivardina labai dažnai, kur iš tikrųjų eina. Ir lygiai taip pat aš matau, tarkim, kaip jisai savo tikslų siekia.
kiekvieną dieną dirba, sėdi, daro. Savo Šeštadienį, sekmadienį. Aria vagelę. Aš ryte savaitgalį, tarp kitko, atsikeliu, ilgiau pamiegojus ir žiūriu, vėl jisai atsisėdęs prie to kompo ir aš sakau, tu supranti, sakau, savaitgalis. Kodėl tu dirbi savaitgalį? Nu, šiaip čia irgi, žinai, perdegimo nepropaguoju. Bet jo pasakymas buvo toks. Sako, bet tai tu vis tiek miegojai, aš galvoju, iki kol atsikelsi, aš biškai padirbsiu, paskui galėsiu tau dėmesio skirti. Ir, nu, nereikia jam nei tų, žinai, motivacinių renginių kažkokių, nei tam pašokinėjimų, nei paplojimų, nes jisai sako, kai man kažko reikės, aš žinau, pas ką kreiptis, aš nueisiu ir gausiu, ko man reikia. Viskas. Čia ir yra, žinai, paradoksas tame, kad įdomu, kiek iš tų tūkstančių, kurie ateina į renginį, netgi paskaičiavus, žinai, procentaliai, kiek iš jų pasiekia savo tikslų. O kiek... Aš žinau. Bent vienas tas, kuris renginį suplanavo. Ir pravedė. Tai bent jau vienas, tai tikrai. Tai bet jisai, žinai, čia jau kitoj barikadų pusėje stovintis žmogus. Jau jisai savo vagelę aria. Atėjo atidirbti. Bet iš tikrųjų, nes paradoksas yra kame, kai tu eini ieškoti hypo, labai dažnai tu iš tikrųjų nesieki savo tikslų, bet tiesiog vienas renginys po kito tave labiau užkabina, tu tada eini, kažkur vėl ieškai, kažkur žiūrėk. Lygiai tas pats kaip savęs ieškojime, ar ne? Jeigu tu, man pavyzdžiui, asmeniškai, man buvo tam tikra subinė, aš pradėjau ieškoti, ar ne, savo stipriųjų savybių, bet aš vėlgi, truputėlį strategiją ir kitaip mąstau, man nereikėjo ten kažkokių tai ten, žinai, žvaigždžių, nupiešimų, kažkur ten, žinai, anapus. Ne, man reikėjo, aš nuėjau, žinai, pas numerologiją, pas astrologiją, ten dar kažkokius dalykus, ar ne, pati nuėjau pasimokiau human designo, tam, kad aš galėčiau tam tikrus dalykus suprasti apie save, bet aš iš to reflektuojant supratau, kur yra mano stipriosios savybės, kur yra silpnosios, ką aš galiu daryti, ką man daryti su tom silpnom, kad aš jas galėčiau įdarbinti, nes tu tik tai tada gali suprasti, kaip tau to tikslo pasiekti. Jo. Kitu atveju, tu tik tai ir vaikščiosi į konsultacijas, tik ir vaikščiosi, ieškosi, kur, man pasakė, kad aš kažkur dabar čia stipri gerai, dabar man reikia dar kokiu nors, žinai. Tai čia yra klausimas, ką su tuo tu darai. O dar jokai skirtingai pasako, aš tai turiu nemokamą patarimą, vieną, kuris, man atrodo, labai padėtų apsispręsti, nes mes nekencelinam renginių, iš principo. Ateikit į mūsų organizuojamus renginius. Ne, viskas ten yra gerai, iki tos vietos, kai žmogus sugeba iš tikrųjų labai labai sąmoningai atsakyti savo į klausimą, ko jisai ten eina ir neikite į renginius, pažiūrėsiu, kas bus, tai bus matyt, gal kažką tai gausiu, išsikelkite savo konkretų tikslą, ką aš noriu ten pasiimti. Ir kai eisit, pasiimkit. Gal aš noriu pasiimti kontaktų. Vadinasi, aš einu į renginį, kur yra daugiau žmonių, kuriuo aš nepažįstu. Ir tai yra toks renginys, kur, pavyzdžiui, tikėtina gali būti man vertingų, naudingų kontaktų. Ir aš kažkam galiu būti vertingas ir naudingas. Einu. Jeigu man tikrai trūksta motyvacijos ir žiauriai šudina nuotaika, tai aš bent jau savo turėčiau įvardinti, kad žiauriai šudina nuotaika, einu iš kitos energijos ir einu prasiblaškyti. Galiausiai atsibodo 4 sienos, noriu šiaip pasiganyti. Pamatyti žmonės gyvai, žinai. Jo, tai čia yra tas momentas toksai, kur pradėti reikėtų nuo tiesos pasakymo savo ir tai labai labai apsaugoja nuo kažkokių nepateisintų lūkesčių arba ten noro kaltinti, kad ten tas lievas, čia programa lieva, dar kažkas tai negerai. Ir tikrai tikėtina, kad jau aiškiai įsivardinę, ko jūs einat pasiimti vėl su asmeninė atsakomybė, jūs tikrai tą ir išsinešit. Iš tikrųjų, tai ką tu pasakei, labai artimas dalykas, nes mes organizuojam mokytojams seminarus. Ir kai lektoriai nueina į seminarą, natūralu, ar ne? Tu visų pirma klausi, koks yra jūsų lūkestis, ką jūs norite išsinešti arba ko jūs čia atėjot, žinai. Aišku, čia yra kita auditorija, jie dažniausiai būna suvaryti. Bet atsakymas yra, tu tiek žinai, kokią tu temą eini, ar ne? Atsakymas būna išsinešti kažką naujo. Tai mūsų lektoriai juokia, sako, jeigu aš pasakysiu receptą, kažką pagaminimo, pyrago receptą, tai jūs išsinešit kažką naujo. Ta prasme, ką reiškia kažką naujo, kažką negirdėto, kažką, ką galėčiau pritaikyti,
kas yra tas kažkas. Dar kitas yra geras, su kuriuo aš labai dažnai susiduriu ir aš tada taip sėdžiu tuose mokymuose ir galvoju rimtai, tikrai. Į tokį klausimą, kur kažką naujo, tai, gal kažką ir gaus, jeigu ne, tai tiek to, ne? Bet nežinau, neturiu jokio lūkesčio, atėjau be lūkesčio. Tarsi tikrai žmogau, tu paskiri 2,5 valandos, 3 valandas savo laiko, už kurį tu dar ir susimoki, be lūkesčio. Čia yra mokymai. Rimtai? Aš kažkuriuose mokymuose esu buvus, neatsimenu, tikrai neįvardinsiu nei pas ką, nei kur, nei kada, bet ten buvo įvardyjama, kad eikite į susitikimus, į kažkokius, tai nežinau, renginius, į kažką be lūkesčių. Nes niekada nežinai, ką gyvenimas tau atneš ir kas visiems sakykite taip. Jo, Šitą praktiką gera. Esu bandžius. Štai iš kitos pusės, kai neturi lūkesčio, tada ir nusivylimo nėra. Tai kai neturi lūkesčio savo ir savo atsakomybę ir savo įsipareigojimų įveikti, tai kai nepasiseka, tai nepasisekė, žinai. Bet neturėjau lūkesčio, kad pasiseks. Nepaėjo. Tai va, čia turbūt reziumuojant visą mūsų tą šiandienos temą, ar ne? Mano turbūt tas toks išsinešimas, kad geriau investuoti laiką į savo tikslus, į savo tam tikrą discipliną tuos tikslus pasiekti, visą laiką turėti lūkestį, visą laiką žinoti, kur ir ko eini, kad iš tikrųjų ta informacija, tie renginiai ir apskritai viskas, kur mes einam, kad būtų naudinga konkrečiai man. Laiminu kiekvieną žodį. Pasirašau po kiekvieną žodžiu. Tai ačiū, kad šiandieną klausėte. Mes buvom su jumis, jūs su mumis. Lauksim komentarų ir jūsų klausimų. Tai būtinai komentarai, būtinai klausimai, kuriuos galėtume atliepti ir suprastume, kas jum yra įdomu. Ir iki kito karto. Iki.